Šiaip, kadangi jisai paskelbė informaciją, kuri yra šmeižianti mane ir neįsitikino, kad tai yra teisybė ar neteisybė, ir policija tą patvirtino, atsisakė, baigėsi visi tyrimai, sukėlė didelį žiotažą, prokurorai sukilo čia, opozicija čia sukilo, buvo išdurti visi, pas tave išsidūrė, bet to pripažinti nenori. Tai tada... Kai žiniasklaida rašė, kaip ir tyrim, tai reiktų gal į teismą kreiptis, jis labai mėgsta pats kreiptis į teismą dėl šmeižto. Tai, kad tu kreiptumės į teisą, pirmiausia, jeigu žmogus pripažįsta klaidą, kad jisai suklydo, kad jisai taip neįsitikino, nebuvo teisus, jisai tą pripažįsta viešai savo tam pačiam eterėje, tam pačiam 190 000 sekėjų. Sakytų vyrai, žinokit, buvau neteisus, Adomavičius nevaikščiojo, aš prasišoviau, tikrai taip nebuvo, šį kartą apsikvailinau, esu mulkis. Jeigu jis tai pripažintų, tai sakyčiau, žmogus tikrai suklydo ir kamgi kreiptis į tą teismą, jeigu žmogus tikrai pripažįsta savo klaidą, kad jis padarė neteisingai.